Važiuojam pas Arūnijų. Dabar labai gražus žiemos metas. Nėra sniego, man patinka toksai oras. Bet jisai greičiausiai nebeilgai užsitęs. Nebent šaltukas bus nepiktas ir gražiai sušaldys žemę. Nedaug sniego uždės. Ir ateitų tokia sidabrinė graži žiema. Dažniausiai prasideda pūgos, vėtros, speigai. Šaltis -10, o speigas, didžiulis vėjas. Jautiesi tada labai prastai. Čia mes kažkur jau nebetoli randamėms. Va, posūkius ir pas Arūnijų atvykome. Einam jo pasitikti. Kaip čia Arūnijus įsikūręs. Gyvena atsiskyrėlišką gyvenimą vienkiemyje. O, ir kryželis. O, mes dabar keliaujam paskui Šventąjį Arūnijų. Gal dabar jisai apsėstas kūrybinių minčių. Mes blaškom jo intelektualų genijaus vertą minties progresą. Ar ne metas atgimti tautai iš naujo? Kas tau yra Kalėdos? Geras klausimas. Ypatingai kūčių belaukiant. Rodos gyvename katalikiškai Lietuvoje. Bet ar tikrai? Žiūrėjau dabar laidą šiandien. Žurnalistas klausinėjo praeivių tiesiog, be ko jis neįsivaizduoja Kalėdų. Ir visi be išimties atsakymai buvo. Vienas neįsivaizduoja be silkės, kitas neįsivaizduoja be pomidorų, trečias be gurkų, ketvirtas be degtinės. Bet nė vienas nepasakė pačių esmės. Neįsivaizduoju Kalėdų be Jėzaus Kristaus. Apie Kalėdas, dovanų pirkimai, tokia masinė psichozė. Kaip jinai jūsų nepaveikia? Kaip sugebėti žmogui nuo viso to atsiriboti? Vėl yra tėvas Stanislavas. Kaip minėjau, į mane įėjo tėvo Stanislavo dvasia. Mes iš to pačio miesto kilę. Tėvo Stanislavo dvasia. Turbūt nereiškia aiškinti, kad jis buvo asmenybė grandiozinė. Jo žodžiais pasakysiu. Jis rašė apie Kalėdas. Kas yra adventas? Apskritai, žinot, ką reiškia adventas žodis? Tai iki kalėdinis laikotarpis, ne? Prasideda berods 5 ar 4 savaitės, dabar pats, atsiprašau, neatsiminsiu. O ką tai reiškia lietuviškai? Laukimas, mėlėjai. Tai yra laukimas, apmąstymų metas, o ne lakstymas po parduotuvės. Nes esmė yra iškreipta. Ne lakstymas, ne pirkimas,
Tai yra laukimas Kristaus gimimo. Tai yra laukimas, o ne pirkimas. Kaip ir minėjau, dar kartą pasikartosiu, nenori būti nuobodus. Tu įsineši viską iš šio pasaulio, tik tai, ką atidavei. Nieko kito tu neįsineši, žmogau. Supraskit. Nieko kito. Tai yra, dar kartą klausimą pakartokit, asistentė. Ar irgi užmiršau? Kalėdinis laikotarpis. Mes iš... Masinė psichozė ir bent jau man... Masinė psichozė, tai iš tos pusės yra mano toks pamąstymas kartais, kam sukūrė kalėdas? Tai yra sukurta vergams. Klausimas, ar švenčia tiek kalėdas, kurie ją sukūrė. Tai yra vergams, kurie arė, dirbo už skatikus, taupė ir per kalėdas viską išleidžia. Girdėjau, netgi paskolas dabar yra kalėdinė paskola, kalėdama švęsti. Įsivaizduojat, netgi paskolą gali pasimti kalėdiniam dovanom, silkiai nusipirkti. Vienokios juodos mišrainės paskolą gali imti. Ir vėl mužikas pradeda vėl viską nuo nulio. Tai yra vergams sukurta. Kad išleisi tas paskutinės tavo santaupas. Išleisi šitam. Vat ir atsakymas, vat visa šita pramogų industrija. Ji nieko bendro neturi su... Tai yra verslas. Visų pirma, nieko asmeniško, tik verslas. Man labai yra toks labai geras posakis, kažkas yra pasakęs. Paryškintos akys ir nieko asmeniško. Paryškintos akys ir nieko asmeniško. Lygiai kaip ir seksas. Dabar meilę pavertė, tai yra tiesiog seksualinis bendradarbiavimas. Netgi santuoka pavirko tiesiog į seksualinį bendradarbiavimą. O toks atsakymas. Gamta. Dabar be sniego. Kas labiau patinka, ar sniegas, ar tokia žiema, graži. Vėlgi, jeigu pastudijuotumėt, anksčiau apskritai, žiloj senovėj dar iki krikščionybės, buvo tik 2 metų laikai. Ne 4. Buvo 2. Žiema ir vasara. Tik po to atsirado dar pavasaris ir ruduo. Ir dar iki seniau buvo naujieji metai apskritai kovo 1. Pavasarį. Maždaug pavasario pradžia. Dabar aš miniu su saulėgrįžą. Dabar kai šitas video išeis, žinokit, kad mano jau naujieji metai yra atšvesti. Tiesa, man kiekviena diena yra šventė iš tikrųjų. Kaip ir Saliamonas rašė, kad sako, kas turi linksmą širdį, tam kiekviena diena yra šventė. Arba kaip kažkuris dabar, nesiminsiu, yra pasakęs, kur konclagerį iš Aušvico žmogus ištrūkęs nacių laikais. Išliko tik tie, kurie juokėsi. Tik tie, kurie juokėsi. Tik šitie išgyvena. Visi kiti į dujų kameras nuėjo. Kaip tavo kačiukas dabar laikosi? Kačiukas labai yra išpuikęs. Buvau nupirkęs plekšnę 12 eurų ir tai nebelabai norėjo valgyti. Labai išpuiko. Labai greitai pasiduoda ant šito gero gyvenimo, kaip sakyti. O anksčiau valgė bele ką. Ryžius, sausa duona. Dabar jau ne. Dabar jau reikia. Tiesa, ir buvo iš vis kūdas, tiesiog gaila žiūrėti. Dabar ateina storas, išsipūtęs, pasižiūri, pavosti. Nevalgysiu. Matot, kaip labai greitai. Kaip greitai. Lygiai kaip žmogus. Kažkada žmogus duonos kriukšlelį. Mano tėvas buvo Sibire, sakykim. Tai sakytų, atidirbi dieną, mišką pjauni. Tai 12-metis vaikas. Duonos reikia atpjauna, sako, jeigu uždirbai per dienas. Ir sako, bėgdavau, dar reikėdavo 5 kilometrus grįžti. Tai, sako, eini į pubiškį, tą reikia skabai, trupinėliais. Tiesiog suvalgai. Bet aš turiu parnešti ir sesiai, ir tėvams. Ta riekinį įsivaizduokit, kad didelė ta riekinė.
storoka, 5 cm gal. Už dienos darbą miške. Sako, paskiau, sako, įsigūtrinu, bėgdavau, sako, dar atidirbęs, dar bėgdavau, nu, kad nekiltų noras, nu, tos reikia suvalgyti. Tiesiog bėgdavau, kad pranešti iki namų, sako, per taigą bėgdavau, nu, bėgte, kad nekiltų noras, kaip palengva eini, nu, sako, kramtai, žiūri, kad tik trupiniai kišenį parnešti. Sako, bėgdavau, kad praneš dar į šeimą. Kažkaip va taip buvo. Taip, kad tas išpindėjimas, kaip aš sakau, jeigu nėra komforto viduje, mėlyjei, tai joks komfortas išorinis jums tikrai nepadės, patikėkit. Viskas yra čia ir čia. Joks išorinis komfortas. Jeigu nėra komforto viduje, tikrai nepadės. O dauguma, kaip ir minėjau, tų vadinamų katalikų net žegnotis nemoka. Netgi kunigija pastebėjo. O ką tai reiškia? Ar susimąsit kada nors? Atsiprašant, net žegnotis nemoka. Tai išeina tas ir tas, viršutinė dalis išeina aukščiau. Tai apverstas kryžius. O kas yra apverstas kryžius? Kieno ženklas? Satanos ženklas. Satanistai kaip nešioja kryžių pasikabinę. Va šit. Tai va mokau, kas nemoka ir kunigija. Pirma dalis turi būti geriausiai saulės rezginys, per kurį mes gaunam informaciją. Tai yra viena iš pagrindinių čakrų pagal hinduizmą. Tai yra viena iš pagrindinių čakrų. Dėl ko dauguma politikų pasaulinio maštabo nuotraukų, portretų yra, kad ir Napoleonas, pažiūrėk, visą laiką užsikišęs va čia. Ir dabar, ir Putinas taip filmuojasi, ir Lukašenka taip. O kodėl taip daro? Pamastyk. Aš tik versiją turiu. Užsidengė saulės rezginį. Aukščiausio maštabo susitikimuose užsidengė saulės rezginį. Ir netgi aš nesąmoningai pajausdavau. Aš labai daug aktyviai gyvenau gyvenimą, visokiuose baruose, klubuose. Būdavo visokių tų konfliktinių situacijų. Aš iš jų susisukdavau. Bet tiesiog automatiškai įsivystę buvo. Kažkur kažkas, tiesiai jeigu būnu su švargu, iš karto pas mane ranka pačia. Iš karto. Galvoju, dėl ko aš taip darydavau. Tai pirmas tiesiog nesąmoningas jausmas, užsidengė saulės rezginį. Jeigu kažkas važiuoja ant tavęs. Kas tu toks, ką tu čia veiki, iš karto pas mane ranka čia. Tai vienas yra toks variantas. Aš dvi versijas turiu. Pas mane iš karto nesąmoningai tiesiog. Ir niekad jokio konflikto nebuvo įsivėlęs. Niekada. O kita galvoju versija, arba nesąmoningas saulės rezginio užsidengimas, nepriimu informacijos, aš užsiblokuoju tiesiog. O kitas versija, tiesiog tas, kuris raunasi, jis nežino, ką aš ten turiu. Gal aš įstrauksiu pušką tiesiog. Paprasčiausiai. Jis nežino. Ir dar biškai taip, paskui dar biškai taip buvau išmokęs, dar biškai taip patampai taip. Taip, tą ranką. Mane vienas žmogus išmokė. Tiesiog tas oponentas iš karto šoks. Tiesiog tu nežinai, ką jis čia turi, ką jis įstrauks, gal granatą. Gal peilį, gal pistoletą. Greičiausiai pistoletą. Nes aš tokioje publikai gyvenau. Savo laiku. Jau pradėjom apie kalėdas. Bet čia irgi yra kalėdos. Visas gyvenimas yra kalėdos. Ką reiškia žodis kalėdos? Ar kas nors susimąstė? Aš apie tai jau kalbėjau, bet nebus blogai, jeigu dar kartą pasikartosiu. Tai viena iš versijų iš lietuvių kalbos. Kalados. Nuo žodžio kalados. Tai buvo tradicija. Netgi vyksta dabar dar tokias tradicijos teatralizuotos. Kad yra kaladė. Nu, žino, kas yra kaladė. Misietis gal ne kiekvienas žino. Aš kaip kaimo žmogus, tai, kaip pasakyti, galima. Ir tada visi išliedavo tą pyktį. Ne ant kažko pyksta, nu, tai buvo susitaikymo metas. Ir su pagaliais tą kaladę. Netgi aš pats matęs, o tas teatralai vaidina. Ir su tą
pagaliais tą kalėdą iš visų jėgų muša, išlieja pyktį. Nu, sakykime, aš pykstu ant to, Tai gal čia susijęs su elniu devyniaragiu? čia jau iki to, taip, iki krikščionybės. Ir tada tą jau kaladę ištempė už miesto, netgi Panevėžyje buvo senvagiai. Jis tada ištempė jau iš centro, ištempė gilin senvagį kažkur ir tiesiog sudegina. Čia panašiai kaip pažydus buvo irgi, biblijiniais laikais buvo atpirkimo žys, irgi ten visi, ten jau ant kryžiuokų ten dėdavo rankas, aš dabar tiksliai neatsiminsiu. Ir tada tą ožį ten paleisdavo kažkur tolyn ten į dykumą, kad tu turi apsivalyti, tu turi atleisti visų pirma. Atleidimo tai yra metas. Apskritai reikia atleisti kiekvieną dieną, ne vieną dieną per metus. Netleidimas, piktis, tai atleiskit ir jums bus atleista. Neteiskit ir nebūsit teisiami. Nesmerkit ir nebūsit pasmerkti. Kiekvienas, kuris kelia kalaviją, kalaviją ir žus. Taip čia pirmiausia. Vat galiu dar vieną istoriją, jeigu leisit operatorių papasakoti. Apie neatleidimą. Kaip žinia, neslėpsiu, mano brolis buvo padėtas, kaip sakant, į vietą ankstyvo jaunystėj. Jis buvo daug už mane metų vyresnis. Aš va taip čia apmastau, aš nežinau, ar iš tikrųjų taip yra. Gal ir kitos priežastys, bet aš taip paskutiniu metu apmastau. Bet man tėvas buvo man tėvas, bet jam buvo patėvis, nes jis kadangi buvo vyresnis, iš kitos santokos. Bet jisai labai mylėjo, tikrai mylėjo. Net jis yra pasakęs vieną kartą, sako, kaip tau kaip sūnui, jis nėra geras tėvas. Man kaip patėvis, tai yra aukštumoje. Sako, geresnio patėvio nerasi. Tikrai mylėjo ir pinigų duodavo. Bet taip buvo, kad vieną kartą, mano tėvas kultūringas žmogus buvo, bet vieną kartą kažkoks konfliktas įvyko, aš atsimenu, mano brolis dar chore dainavo. Aš visai mažiukas buvau, bet aš atsimenu truputį dar, kad tokia baimė kažkokia tai. Man nežinau, gal 2 metukai buvo, 3 gal. Ir kad vienintelį kartą ir brolis buvo su baltais marškiniais, ką tik iš choro grįžęs. Balti marškiniai. Ir koks ten kažkaip konfliktas ten su seserį kylo ir kad tėvas jam vieną kartą sudavė į nosį. Iš kumščio. Ar iš rankos, aš nemačiau šitą. Aš tik mačiau kraują. Ir visi, aš bėgu į kambarį mažiukas ir visi šitie marškiniai, kroviniai tiesiog, tie balti, į dar balti, būtų juodi nesimatytų čia. Vien kraujas. Ten buvo dar moterų kažkokių, tai ten kaimynės kažkokios, ten visos klykė, rėkė, Bet jis tik vieną kartą, vienintelį kartą gyvenime. Bet jis paskiau visą gyvenimą, jis atgailavo. Visą likusį gyvenimą tėvas atgailavo. Ypač jeigu ten baliai kažkokie, jeigu išgerdavo, tai visą vaikelį atleisk. Net ant kelio atsiklaudavo. Jau čia po daugybę metų, jau suaugęs buvo vyras. Kai man tada, sako, užplaukė, sako, aš, nežinau pats, sako, neturi pasiteisimas, aš pats, sako, negaliu paaiškinti šitą poelgį. Kaip aš taip, sako, kaip aš tau galėjau suduoti, sako, aš neįsivaizduoju. Jis, sako, ant kelių klūpėdavo. Jau po 10, po 15 metų dar. Klūpėdavo ant kelių ir dovanok vaikelį, dovanok. Ir tada aš kaip brolį mačiau paskutinį kartą, paskutinis buvo mūsų susitikimas. Aš pas jį nuvažiavau į kitą miestą, bet jau kiek metų buvo prabėgę. 15 metų nuo to incidento. Sakau, bet tėvas atgailavo visą likusį gyvenimą. Jis būdavo netgi vienas sėdien. Kaip aš galėjau tada pasielgti, sako. Nežinau, sako, aš neturiu. Kaip aš galėjau. Jūs su ašarom akyse. Kaip, aš neturiu pasiteisinimų. Pats nežinau, kas ant mane sužėjo, sako, kad tą galėjau paprastai tą konfliktą išspręsti, o tiesiog sudavė. Iš nosies kraujas pasipylė ir visi tie marškiniai juo. Paskutinį kartą brolį, kaip mačiau, jis mane jau ten palydėjo, į traukinį palydėjo. Aš jaunas buvau dar visai vaikas. Ir paskutinis jau buvo žodžiai, sako. Ai, tiesa, sako, kaip tavo tėvas gyvena? Aš ką aš sakiau, gerai. Tai grįši, sako, perduok jam
nuo manęs linkėjimus ir jis, kad greitai, sako, atsims už visą šitą incidentą. Tai po 15 metų. Ir jau gaunam žinutę, kad jis pats jau nebegyvas. Taip, kad visada, mylėjai, atleiskite. Atleiskite, atleiskite, kas bebūtų. Tai jau, amen. Kaip ten bebūtų, vis tik tais ar kaladė, ar kalėdos, tai vis tik tais yra stebuklų metas. Kokios dovanos norėtumėt? Aš net negalvočiau, net negaliu atsakyti, aš galvočiau, ką norėčiau duoti. Man visko pakanka, aš savim pasitenkinu tiesiog. Aš pilnumoje esu, aš visapusiškai esu pilnas. Aš esu asketas, stoikas, kinikas, jeigu žino tokį žodį, kas yra kinikas, jogas. Tokį kiniką turbūt apskritai yra mažai kas žino. Aš esu kinikas. O kas yra kinikas? Jis nelaukia nieko. Kinikas tai yra nuo žodžio kanys, jeigu žinot, kas yra. Šuo. Būtent jos ir praminė kinikais, nes jie griaudavo šitas nusistačiusios visuomenės normas. Kaip ir aš griaunu tą visą kalėdų šurmulį, tas pirkimus. Ne, jums gerai jūs darykit taip. Bet galbūt vienas kitas žmogus išgirs šitą, susimastys. Kad yra daug didesnė dovana, ne kad aš ten $100 atnešiu, bet tiesiog pabūsiu, pasikalbėsiu. Aš manau, kad tai. Taip, kad aš iš savęs jaučiu, aišku, dar aš nepasakiau to 100%, sakykime. Kaip ir sako, Aristotelis berods rašė, vienas gali gyventi kas? Arba velnias, arba angelas. Kažkam aš šėtonas, kažkam aš dievas. Apie kalėdas vaikystėje. Kalėdos vaikystėje? Gal mano šeimoje buvo labiau akcentuojama ne kalėdos, bet jaunųjų metai. Daugiau naujieji metai. Nors man asmeniškai jaunųjų metai įvyko vakar. Kaip pagoniui, kaip katalikiškam pagoniui. Tai noriu pakalbėti apie vaikystės naujus metus. Tai buvo ypatinga šventė. Nors man, sakau, įvyko vakar. Tai yra Elnio devynragio metai. Man įstrigęs tai labiausiai vienas dalykas. Labiausiai įstrigęs. Tai buvo ta naujų metų eglutė mieste ir susirinkdavo vos ne pusė miesto. Dažniausiai jaunimas be abejo. Dabar yra visokie pedofilai, rastai, o tada nebuvo tokių. Buvo be abejo, bet jie buvo gydomi. Bet tokių žodžių net nebuvo. Tiesiog viešoje erdvėje. Ir kai susirinkdavo, tai visi 12 valandą susirinkdavo prie eglutės. Man labai įstrigę yra. Čia jau ne vaikystė, bet čia jau buvo jaunystė, sakykime. Pusę miestą susirinkdavo. Ne pusę, čia per, turbinų truputį, bet daug žmonių, daug. Ir visi tai su šampano buteliais, geria tą šampaną. Ir jau kai 12 išmuša, visi bučiuodavosi. Aš nežinau, kaip kituose miestuose vykdavo. Tiesiog visi bučiuodavosi, nes aš nedidelį miestelį užaugęs, tai visi vieni kitus pažinodavo. Ir visi bučiuodavosi. Ir vyrai su vyrais buvo tiesiog jų lūpas. Ir nebuvo net tokios minties, kad čia rastai kažkokie. Net minties tokios nebuvo. Ne įžandus, ne kažkaip apsikabėti, bet tiesiog. Ir netgi priešai kažkaip tikrai tai buvo. Sakau, reikia suprasti, ypač jaunimas, kad suprasti, man labai yra keistas klausimas, kaip klausia, tai anksčiau buvo geriau ar blogiau? Kas tas blogiau ir kas tas geriau? Pati Biblija rašo, pats Saliamonas rašo, nesakyk, kad anksčiau buvo geriau, tai tiesiog neišmintingas klausimas. Tai tiesiog neišmintingas klausimas. Kalėdų nešvęsdavo? Buvo ta tradicija tokia, tikrai ir mama ir tą plotkelį iš bažnyčios parnešdavo, laužydavo, tiesa, aš tada nesupratau, kas tai yra. Bet taip akcento tokio nebuvo, sakykime. Kokios dovanos būdavo? Nebuvo apskritai per kalėdų dovanų.
Man labai dabar gerai vaikas pasakė, va dabar žiūrėjau jo podcastą, vat ką tik vat. Sako, jeigu neturi babkių ant geros dovanos, tai iš vis nedovanok. Jeigu neturi pinigų ant geros, tai iš vis nedovanok. Nors iš kitos pusės, aš paminėčiau kaip pagonis Jėzų Kristų. Kaip sako, jis stovėjo ir žiūrėjo, kas kiek aukojo. Ir vienas atnešė ten iš savo pertekliaus ten 10 dinarų, kitas atnešė 100 dinarų ir atėjo viena moterėlė, įmetė tik vieną tą skatikėlį. Ir ką Jėzus atsakė? Ką Jėzus atsakė? Jin paukoja daugiausia. Iš viso jin paukoja viską, ką turėjo. Jos auka buvo didžiausia, nes visi aukoja iš savo pertekliaus, o jinai padovanoja viską, ką turėjo. Tai yra didžiausia dovana. Tai va, tai noriu pasakyti, kad Elnio devinragio šventė, kaip aš vienas iš paskutinių šių dienų pagonis, man jau naujieji metai vyko, man yra saulėgrįža. Tai yra nauja pradžia. 21-22 dieną yra toks stopas, tiesiog sustojimas ir paskiau jau prasideda. Šiaip nerekomenduotina, iš tikrųjų, ekspertai nerekomenduoja tą dieną nieko naujo daryti, bet mes darom. Mes darom, nes mes esame patys ekspertai. Kalėdinis Elnio devinragio sveikinimas. Taip, mąstykit, mylėkit vieni kitus, save mylėkit, bet be abejo nebūkite egoistai. Junkite su gamta, su gimtaja kalba. Būtent su gimtaja kalba. Pacituosiu Imanuelio Kanto, vieno iš didžiausių filosofų, kuris tarp kitko nebuvo niekad išvažiavęs iš Karaliaučiaus. Žodžius užrašytus, kažkurioje kritikui dabar neatsiminsiu. Kaip ir sakė, kas nesupranta Kanto, tas negali savęs vadinti filosofu. O daug yra tokių posakių. Kantas yra paminėjęs būtina, galit perskaityti kažkur patys, čia ne mano fantazijos. Būtina išsaugoti lietuvių tautą. Tai čia rašo ne lietuvis, atsiminkit, vokietis. Galingiausias vienas iš visų laikų, nes filosofija skirtama iki Kanto ir po Kanto. Būtina išsaugoti lietuvių tautą, nes jų kalboje slypi visi būties ir nebūties atsakymai. Skaitykite patys. Kaip kryžius susijęs su Elniu devinragiu. Paminėsiu prieš tai mano pasakytus žodžius. Katalikiškas pagonis. Neįeis turtuolis į Dievo karalystę.